Rytinė mankšta yra pats, galima sakyti, vienas iš svarbiausių rytinis dalykas, kurį reikėtų žmogui padaryti. Tarkim, kai žmogus atsikelia iš pačio ryto, jisai pirmiausia, ką jisai mąsto? Noriu kavos, nusiprausti ir kaip nors į darbą. Pradėti nuo pabudinimo organizmo viso, kad gautų organizmą žvalumą, o tada jau keliaujam darytis arbatos, į darbą ruoštis. Rytinė mankšta nepakeis sporto, nepakeis treniruočių, nepakeis visų pratybų, bet rytinė mankšta suteiks organizmui į pilnai visai dienai žvalumą, energiją, tonusą pakels. Ir, kaip sakant, uždės didelę bangą geros nuotaikos. Tai realiai lyginti su fiziniu krūviu, kurį gauname treniruotės metu, negalėtų lyginti. Tačiau, kurie, tarkim, neturi laiko treniruotėms, tai būtų labai geras bent jau variantas pradėti aktyviai dieną ir nors kiek įnešti į savo gyvenimą žvalumo. Matot, rytinę mankštą pradedant bėgimų, tai organizmas dar nėra pabudęs pilnai ir jeigu jam duosim iš karto lengvą tokį, kad ir lengvą bėgimą, tai jau bus lengvas stresas. Realiai pirmiausia reikėtų organizmui duoti vos atsibudus, jau galima tiesiog paprastai pasiražyti, atsikelti, niekur nesiskubant ir per 10 minučių prasijudinti šiek tiek ir tada pradėti mankštą. Tai būtų geriausias variantas. Rytinė mankšta iš tikrųjų daug duoda energijos ir žmogus realiai gali pajausti tą energijos amplūdį gyvenimo rate. Tačiau, kad fiziniai pratimai, kuriuos atliekat rytinę mankštą, duos labai pastebimus rezultatus, nėra tikėtina. Tačiau šiek tiek bus deginamos ir kalorijos, ir raumenys įgaus tonusą. Siūlyčiau antroje dienos pusėje užsimti aktyvią fizinę veiklą, nes tada organizmas būna labiausiai ir geriausiai pasiruošęs fiziniam darbui, pilnai atsibudęs, daugiausia būna susikaupęs energetinių medžiagų, kurios gali naudoti fiziniams pratimams. Realiai gali užtekti nuo 20 minučių iki 45-50 minučių per dieną aktyvios fizinios veiklos. Pradėsim nuo pačio pirmo dalyko – iškvėpimas, įkvėpimas, kuris suaktyvins kraujotaką, prineš deguonies, bus pratimas atliekamas taip. Įkvėpėt, iškvėpėt. Įkvėpėt. Pratimo pabaigoje, norint pilnai iškvėpti orą, galima tiesiog pasakyti žodį ha. Būtų taip. Sekantis pratimas būtų pramankštinti kaklo raumenis, kaklo slankstelius visus, suaktyvinti šioje dalyje kraujotaką. Taigi būtų kaklo lenkimas su galva į priekį, atgal. Į priekį, atgal. Lengvai lenkiate, niekur neskubate. Padarote taip 5-7 kartus, nulenkėt, iškvėpėt, atlenkėt, įkvėpėt. Nuo vieno peties į kitą. Grįžtat iki vidurio, vėl įkvėpimas. Neskubėti, galima sukti tiesiog pečius į vieną pusę
pasukat kokius 8 kartus. Įkvepiat, iškvepiat. Įkvepiat, iškvepiat. Tas pats ir į priešingą pusę. Aktyvesniems siūlau įjungti į rankas. Ir į priešingą pusę. Galima kaitalioti ir vieną ranką. Priešinga ranka. Liemens kraujotakai suaktyvinti siūlysiu pasisukimus liemens į vieną pusę ir į kitą pusę po 10-12 pakartojimų. Į vieną pusę pasukat, grįžtat, į kitą pusę pasukat, grįžtat. Į vieną, grįžtat, į kitą. Grįžtat į pradinę padėtį. Kvėpavimas būtų įkvepiat, iškvepiat, įkvepiat, iškvepiat. Labiau įgudusiems siūlysiu daryti šį pratimą kartu su spyruokliavimu. Į vieną pusę, 1, 2, 3, grįžtat į kitą pusę. 1, 2, 3. Grįžtat, kartojam judesį. 2, 3, grįžtam, dar kartą. 1, 2, 3. Kiti gali dar papildomai ir įjungti rankų raumenis, pajudinti. Į vieną pusę, grįžtam į bazinę padėtį, į kitą pusę. Į vieną pusę, į kitą. Šis pratimas bus skirtas kojų raumenų, sėdmenų ir klubo raumenų apytakai pagerinti. Kojas laikome plačiau nei pečių plotyje ir darom lengvą įtupstą į šoną. Lengvas nedidelis pritupimas, grįžtam į pradinę padėtį, į kitą pusę ir grįžtam į pradinę padėtį. Pritupiant įkvepiam, atsistojant iškvepiam. Įkvepiat, iškvepiat pilnai visą orą. Labai atsargiai realiai šį pratimą reikia daryti, nereikia daryti pilno įtupsto ir nereikia sukti šonų. Tai būtų kenksminga jūsų kelių sąnarims ir klubam. Padėtis štai tokia. Atsigulat, lengvai pečiai pakelti, tarp stuburas negali būti išsirietęs jokiais būdais, pilnai padėtas ir visą pratimą darant, pilnai stuburas turi būti padėtas ant žemės. Lenkiat kojas į vieną pusę, grįžtat, lenkiat į kitą pusę, grįžtat, į vieną pusę, grįžtat. Rankos prie sėdmenų, prispaustos, stuburas pilnai padėtas ant kilimėlio, jokiais būdais taip pat nebūtų išsilenkęs. Pečių juosta lengvai pakelta, pakeliam kojas ir traukiam prie krūtinės. Iškvepiat, įkvepiat. Rankos ant liemens, rankas keliam aukštyn, pilnai įkvepiat, leidžiate žemyn ir iškvepiat. Pratimą pakartokite 5-6 kartus.